Balyje, Indonezijoje vaisių jackfruit. Vienas kažkas panašaus, tai that's the secret. Kiti, kad užsipjaustytų labiau filė gabaliukais. Tai sveiki, esu Karolina. Ir tai yra mano pirmasis video, kai darau YouTube kontentą, tai iš tikrųjų labai jaudinuosi, tai neslėpsiu, bet gyvenu Balyje metus laiko. Tai nusprendžiau, kad norėčiau jums parodyti tiesiog tikrą Balio gyvenimą, kad Balis nėra tik tai apie kažkokius prabangius beach club ar kitas prabangias vietas, tai noriu jums parodyti tiesiog tikrą Balio gyvenimą, kaip žmonės čia paprastai gyvena, kur jie keliauja, kur jie valgo, kur jie prekinasi ir tiesiog kasdienį gyvenimą, tai tikiuosi jums bus įdomu žiūrėti, o čia yra Madu, mūsų šuniukas, tai gero žiūrėjimo jums. Sveiki visi, važiuojam šiandieną su mumis kartu apsipirkti į vietinį maisto produktų marketą, dar kitaip vadinamą Varungą. Tai tiesiog pakeliui sustosime užsipilti kuro, netrukus parodysim, kaip atrodo čia kuro stotelės. Dabar mes sustojom įsipilti kuro. Ir vietiniuose Varungose kuro stotelės atrodo štai šitaip, tiesiog stikliniuose buteliuose. Ir vat viskas vyksta štai taip paprastai. Tiesiog šitaip. Serba sendiri, anak semua kerja. Bapak jemput tadi anak-anak bapak berangkat. Hello. Malam aja ketemu sama semua keluarga. Tiesiog tokia vietelė, čia sustatytas kuras, ten dažniausiai būna dar maisto produktai sudėti tenai, bet kol kas dienos metu tik tai kuras. Tai va tokios yra čia benzino stotelės. Mes ką tik užsipylėme kuro, štai čia. Ir, kaip ir minėjau, važiuojam apsipirkti į vietinį marketą, maisto, būtinų prekių. Ir tiesiog važiuojam kartu, pamatysim vietinės gatves, kur mes gyvenam, kokioje arėje. Tai, let's go. Kai vietiniai neturi atmesti grąžos, tai jie tiesiog duoda. What is that? Candies? Yeah, coffee. Yeah. Coffee. Coffee candies, so. Tai kadangi mes gyvename ne pačiam miesto centre, o tokioje kaip vietiniai labiau arėje, tai tikrai galime pamatyti gatvėse labai daug šventyklų. Tai kas labai įdomu ir tikrai miesto centruose nepamatysi šito vaizdo. Tai mūsų gatvės atrodo štai šitaip, su daugybė šventyklų. Šiaip Balyje tikrai nepamatysite daug šviesoforų, tai čia aš manau vienas iš 2 Čengu esančių šviesoforų, tai čia tokia jau viena didesnių sankryžų, todėl turbūt reikalingas šviesoforas. Ir čia yra naujai pastatyta šventykla. Jo, tikrai nesenai pastatyta prieš kokį mėnesį, tai viskas matosi ganėtinai tikrai nauja. Tai čia vyksta įvairios ceremonijos, visos jų pamaldėlės, viso kita ir panašiai. Tai tokia įdomi lokacija, tiesiog vidury sankryžos. Tai man atrodo štai taip. Ir štai atvykome į mūsų maisto parduotuvę, kitaip vadinama Varunga. Atrodo štai taip. First video. Tai ką atvykom į vietinę parduotuvę, tai čia vietiniai tai prekinasi maisto, kažkokių būtiniausių higienos prekių, tai keliaujame apsipirkti kartu.
Vienas mėgstamiausių skyrių, tai čia turime daugybę įvairiausių daržovių ir viskas yra be galo šviežia. Taip labai platus pasirinkimas įvairių egzotinių daržovių, to, ko mes neturim Lietuvoje ir to, ką turim. Ir tikrai viskas labai pigu, tai galim rasti įvairių daržovių, vaisių, kokosai. Čia taip pat turime irgi šviežių vaisių. Ananasai tiesiog dieviško skonio čia taip. Vienas mėgstamiausių mano skyrių. Pomidorai tikrai nėra patys šviežiausi ir Lietuvoje geresni pomidorai. Tai tiesiog viskas vyksta labai paprastai. Pasiėmam maišiuką, įsidedam, ko mums reikia. Kaip mato, tikrai ne patys geriausi pomidorai, bet turim, ką turim. Taip, ko mums reikia toliau? Manau, morkos. Tai tiesiog jo, pilna įvairiausio pasirinkimo, tai galime rasti bulvės, saldžios bulvės. What is that? Sweet potato. Sweet potato, yeah. And here also sweet potato, yeah? Sweet. Yeah. Tai va, galime rasti įvairių bulvių ir čia. Ir čia turime vieną populiariausių Balyje, Indonezijoje vaisių, jackfruit. Šiaip labai skanus. Tai čia mes turime tikrai turbūt vieną populiariausių maisto prekių skyrių Indonezijoje. Tai yra tempė, tai yra tradicinis indoneziškas kaip užkandis, nežinau, jis gaminamas iš sojų pupelių ir pelėsinio grybo. Tokios kaip pelėsinio sūrio konsistencijos, bet jis yra viduj kaip riešutukai ir toksai kaip su pelėsiniu sūriu. Tai galime pasiimti keliais. Ir turime tofu. Vienas populiariausių Indonezijoje kaip užkandžių, jie deda į visur, į sriubas, prie karštų patekalų, tiesiog visur, arba kaip užkandžiai kepti, tai yra iš sojų ir tai yra kaip varškės konsistencijos, bet varškės sūris, nežinau, ir yra dviejų spalvų, yra baltas ir yra geltonas. Tai geltonas kaip su kažkokiu marinatu ir jisai yra labiau kietas ir labiau tinkamas gaminimui, tai mes tada renkamės geltoną. Tai pasimkime vieną geltoną. Taip pat mes turime, it's like fried tofu, yeah? Kaip keptas tofu užkandis, tai jau pardavinėja tokius parduotuvėse, tai šiaip labai skanu. Tai čia turime tokį kaip prieskonių skyrių, įvairių visokiausių prieskonių, tai Indonezija iš tikrųjų jie labai mėgsta viską gaminti su daug prieskonių ir kodėl tas maistas yra labai skanus. Nes jie deda šitą, tai yra kaip MSG, kaip pas mus Lietuvoje buvo uždraustas E621, kažkas panašaus, tai that's the secret, why everything is so tasty here. Tai va, turime įvairiausių padažų. Tai vienas iš jų populiariausių padažų būtų sambalai įvairių rūšių, bet aišku, tai nėra kaip tikras sambalas, tai yra vis tiek kažkoks kaip kečupas, bet ne kečupas, aštrus kečupas, tai jie visą laiką turi jį namie. Taip pat turime kečup, tai yra kaip sojų padažas, bet tai nėra sojų padažas, toks labiau saldus, tai jie irgi taip pat jį labai mėgsta ir deda visur. Į patiekalus suteikti kažkokio saldumo ir panašiai. Tai jo turim tikrai įvairiausių prieskonių ir viskas dažniausiai būna tokiuose mažuose pakiukuose. Jie labai mėgsta tokius mažus pakiukus. Tokiuose kaip sampluose viskas. Tai tas labai įdomu. Tai aišku, galime rasti tikrai vietinį parduotuvėje ir kiaušinių. Tai galima pasirinkti tiesiog po vieną atskirai, kiek reikia. Mes dažniausiai perkam tiesiog 10, tai kainuoja apie 20 000 rupijų, tai yra apie 1 eurą. Labai pigu. Taip pat, kadangi esame Azijoje, tai tikrai neatsiejama dalis yra instant noodles, tai galime rasti įvairiausią pasirinkimo, nuo tiesiog paprastų be nieko pasidaryti kažkokią sriubą ir panašiai.
nuo įvairiausių skonių, aštraus, neaštraus. Tai žodžiu, čia yra jų kaip religinis patiekalas ir tikrai kiekvienas turi turėti namuose, tai ir mes dabar pasiimsime. Tie yra tikrai patys skaniausi, labai skanus. Nežinau, kaip apibūdinti skonį, bet čia nedasi tokia kaip žalioji citrina ir jie tokie įdomaus labai skonio. Ir tada pasiimsime miego rank. Where is miego rank? Where? Tai kuom skiriasi, tai šitas yra sriubai. Iš šito gaminame sriubą. O kur yra užrašyta miego rank, tai iš jo pasidarome tiesiog kaip makaronų patiekalą. Tai tie, debes. Ir turime įvairių, čia irgi tuose visuose padeliuose, bet kadangi mes gyvenam namuose ir mums nereikia tokių vienkartinių, tai mes įmam dažniausiai tokiuose pakeliuose. Tai, nežinau, labai pigiai kainuoja 20 centų gal tai. Pigu. Ir taip pat galime rasti, nežinau, tai tiesiog neįtikėtina, kad Indonezijoje galime rasti marinuotą agurkėlių. Iš tikrųjų, jie labai tokie rūgštus, bet vis tiek tai yra geriau nei nieko ir labai faina rasti tokių dalykų. Europietiškų, international, tokių kaip pesto padažas, tai labai faina, kad vietinėse parduotuvėse yra. Tai yra šiek tiek brangiau, kainuoja 63 000, tai yra apie 3 eurus. Still, aš manau, kad tai yra pigu rasti tokius dalykus Balyje. Tai jo, galite rasti įvairiausių padažų, karbonarą pasidaryti, makaronus, bolonesę, kas tikrai nėra Indonezijos virtuvė, tai smagu, kad jie kažkaip įtraukė į savo racioną ir įvairius patiekalus. Dabar, va čia esam toj pačioj parduotuviai ir čia užsisakinėjame, štai taip, vištieną. Pasakai, kiek nori ir, žodžiu, toj čia ją papjaustys ir mums padarys. Ir čia galime rasti žuvies ir visokių kitokių dalykų. Čia yra kainos surašytos. Sunku dabar pasakyti. Tai va, dabar mums moterytė turi paruošti vištieną. Tai va, tiesiog iš tokio šaldytuvo tikrai prieš tai buvau labai skeptiška pirkti vištieną iš čia, bet kai gyveni čia metus laiko, tai tiesiog tikrai prisitaikai prie visko ir taip, aš valgau šią vištieną dabar. Sąlygos tikrai ne pačios higieniškiausios. Tai va, tiesiog pasakai, kiek nori, mes užsakėm 0,5 kilogramo ir tau 0,5 kilogramo išpjausto vištienos. Taip, ir čia galime pajausti Azijos kultūrą. Tai kaip paprašai, gali paprašyti, kad tau supjaustytų labiau filė gabaliukais, ar nori sparnelių daugiau, tai, žodžiu, pagal tavo pageidavimus viską padaro. Okay. Tai už šitą visą didžiausią maišą sumokėjom 214 000 rupijų, kas yra apie 10 eurų. Taip. Na, patys pasakykite, ar taip pigu ar ne. Tai ačiū labai, kad žiūrėjot. Tai jeigu įdomu, pasubscribinkit ir jeigu turit kažkokių idėjų, ką norit pamatyti apie Balį, apie Indoneziją, tai parašykite į komentarus ir tikrai gyveninsim jūsų norus. Ačiū.